Kaip gydomas nerimas? Nerimą gydom kaip ir daugumą kitų psichikos sutrikimų ir gydymas yra skirstomas į dvi dalis. Medikamentinis ir nemedikamentinis. Pagrindinis prioritetas yra vis tik nemedikamentiniam gydymui. Iš jų išskirčiau psichologo konsultacijas, psichoterapeuto konsultacijas, fizinis aktyvumas, mėgiama veikla, draugai, socialinis ratas. Apie kiekvieną iš šitų gydymo būdų galima šnekėti labai daug ir ilgai. Tačiau tai palikim psichologo kabinetui. Medikamentinis gydymas taikomas tada, kada pradeda tirpti žmogaus funkcija. Kada jis negali atsikelti, jis negali išeiti į darbą, jis negali atlikti savo kasdienės veiklos dėl pernelyg didelio nerimo lygio. Tuomet skiriame medikamentus. Medikamentai yra raminantis vaistai arba antidepresantai. Be reikalo žmonės bijo antidepresantų, apie juos yra labai daug mitų sukurta. Tai yra geroji vaistų grupė. Raminantis vaistai skamba raminančiai, tačiau tai nėra gera ir dažnai naudojama vaistų grupė, nors iš anksčiau dar labai dažnai taikoma. Antidepresantai mažina nerimo lygį ilgalaikėje perspektyvoje. Todėl sumažėjus nerimui mes jaučiamės geriau, pagerėja miegas, pagerėja funkcionavimas. Raminantis vaistai veikia tik tais čia ir dabar. Jeigu tai yra nerimo ataka, galbūt tai padės. Ilgalaikiam gydymui jie nėra skiriami. Kaip ir miego sutrikimų gydymui. Kitas dažnai užduodamas pacientų, klientų klausimas yra, kaip ilgai man reikės vartoti vaistus. Šitokiu atveju visada sakau, vaistus reikės vartoti tiek, kiek pasirs gydytojas, atsižvelgdamas į konkrečią situaciją. Tačiau pati geriausia investicija yra psichologo arba psichoterapeuto konsultacijos, savęs pažinimas, nes būtinai reikės išmokti gyventi be vaistų. Tam, kad vaistus galėtume nutraukti, būtina geriau pažinti save, ką aš galiu padaryti pats savo sąlygomis.